Sveiki, su jumis Mark Zachar, šiandienos tema web transferis ir pakoreguota strategija. Mes su kolegom truputėlis pasižiūrėjom ir pakeitėm strategiją ir jums taip pat rekomenduoju pasikeisti strategiją. Kokiagi ta strategija, ogi ištiesina dar paprastesnė, dar, pelningesnė ir einam prie esmės. Imam arbitražą maksimaliai, tai yra pati strategija yra susita su arbitražu. Imam arbitražą maksimaliai kaip tik galim. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes dirbam prie investicijų, manau, optimaliausia tai būtų maksimaliausia suma, kurią mes galėtume pasiimti, tai yra $50. Jeigu mes esame įnešę savų pinigų, pavyzdžiui, $100, mes arbitražą galim pasiimti trigubą, tai yra $300. Jeigu esame įnešę $1000, mes galim arbitražą pasiimti ant 3000 ir davinėti kreditus. Ant tų 3000 plus, ant viršaus dar mūsų 1000 tas. Tai va, tai kaip darom, kaip geriausia daryti visgi? Ogi imam arbitražą maksimaliai, kokį mums leidžia, pasiemam maksimalų terminą dienų, tenais 30 dienų, pasiemam ant viso mėnesio tą arbitražą. Ir pavyzdžiui, jeigu ant 50 tų paėmėm būtent arbitražą ant $50, tai mes mėnesio gale, tai yra po 30 dienų, turim grąžinti $57.50. Tačiau vėlgi, jeigu darysi taip kaip aš, būtinai jūs eisite į pliusą, eisite į profitą. Tai va, gerai, pavyzdžiui, imam $50 arbitražą ant 30 dienų maksimaliai $0,05%, tenais automatiškai bus nusistatyta, ir atiduosim galutinę sumą, kurią reikės mums atiduoti $57.50. Ok, einam toliau, duodam tą kreditą, tai yra, duodam kreditą, kurį mes paėmėm ant skolos savo. Einam į lent, taip, $50. Ėmam, tai yra duodam jau kreditą. Aš rekomenduoju ant 28 arba ant 29 dienų. Kodėl? Tam, kad mums tiesiog būtų patogiau, mums reikėtų tiesiog į web transferį vieną kartą užeiti, tiesiog duoti kreditą, pasižiūrėti ir pamiršti. Taip visų pirma bus lengviau. Antra, kodėl turi būti 1-2 dienos rezervė? Ogi dažniausiai tai būna, jeigu ant 29 dienų duodam, dažniausiai ateina ta 29 diena ir tik arbitražą dažniausiai reikia būtent atiduoda mums, jau skolą mūsų atiduoda ant kitos dienos. Tai todėl visada pasiliekit rezervę 1-2 dienas, tam, kad tiesiog nekiltų problemėlių vėliau su pačiu arbitražu. Jeigu taip atsitiko, kad kažkas tai neatiduoda, tai arbitražą visada galima dar prasitęsti ant 10 dienų. Tačiau aš vėlgi, jeigu jums kažkas tai neatidavė, aš vėlgi neskubėčiau tęstis tą arbitražą ant maksimaliai ant 10 dienų, tiesiog prasitęsti dar ant dienelės. Gerai, aš surizikuosiu, visgi duosiu kreditą ant 29 dienų ir kokį procentėlį dabar nusistatyti, mano kolegos jau man rašė, skambino, sako, Markai, pas mus siema kreditus ir ant 1,7%, tai aš taip pat šiandien neskubėčiau davinėti standartiškai, aš rekomenduočiau tiesiog iš pradžių pasibandyti duoti kreditą ant 1,7%, palaukti kelias valandėlės, 2-3, jeigu nepaėmė ant 1,7%, sumažinti stavkę tą ant 1,6 ir palaukti vėlgi kelias minutėlės, jeigu ne, tada jau standartiškai davinėti. Gerai, aš davinėsiu ant 1,5% ir matom. Būtinai turi būti nustatytas garantas, garantuoja, kad jūs atgausit savo pinigėlius, nors ir jeigu juos pavogs, ar tai kažkas tai dar nutiks. Ir taip, duodam $50 ant 29 dienų. Ir kągi mes iš to gausim? Ogi mes žinom, kad mes turim atiduoti arbitražui $57.50. Tai žiūrėkit, mūsų pelnas visgi po 29 dienų sieks $63.05 minus $57.5. Ir mūsų pelnas vien tik nuo $50 bus $5,55 į mėnesį, taip sakant. Kaip
ant $50 visai neblogai. Tai vat, žinau, tai priklauso, ar jūs dirbat su investicijom ar ne investicijom. Tie, kurie žmonės dirba su investicijom, dar padidina savo referalų skaičių, tai tikrai jie visada uždirbinėja daugiau. Va, gerai, duodam tada ant 29 dienų, spaudžiam send order ir matom, aš jau čianais davęs tą kreditą ant biržos pastatytas, jis man tiesiog belieka sulaukti, kada ta būtent mano kreditą kažkas tai paims. 29 dienos praeina, ant sekančios dienos, čia būtų ant 30 dienos, mes atidodam tą arbitražą ir vėl taip pat tokių pačių principų dirbam. Visų pirma, tai sutaupo mums laiko, tai sutaupo mūsų pinigėlius, tai yra padidina mūsų pinigėlius. Ir trečia, aš ir mano kolegos rekomenduoju taip dirbti, nes tai lengva, paprasta ir žinoma taupų bei maksimalizuoti galima savo uždarbį. Tai tokia būtų naujesnė strategija, atnaujinta, jeigu taip ir darė, taip ir darykit, jeigu ne taip darė, tai darykit taip, nes tai tikrai yra pelningiau. Su jumis buvo Mark Zachar, jungkitės į mūsų Facebook grupę WebTransfer, tenais kas kart yra atnaujinima būtent informacija, sekite, uždirbinėkite, būkite lyderiais ir linkiu sėkmės. Ate.